Sveiki visi atvykę į mano kanalą, mano vardas Monika ir šiandien aš jums parodysiu, ką aš nuveikiau per 3 mėnesius lyg ir per lapkritį, gruodį, sausį. Na ir truputį vasaris, tai tam vasarį bus tik tais kokie 60 kryžiukų, tai didelio skirtumo nepadarys. Tai šiais mėnesiais aš tiek siuvinėjau, tiek mezgiau, tiek nėriau, bet kaip visada pradėsim nuo siuvinėjimo. Bei bus pirkinukų ir dovanų, kadangi į tą laikotarpį įeina ir kalėdos. Pradėkim nuo keletos pabaigtų darbų. Iš tikrųjų, aš gruodžio, man atrodo, mėnesio pradžioje buvau pasidariusi tokį tikslą, kaip ir netikslą, kaip peržiūrėjau Rūtos video. Ir jinai ten tokį žaidimuką darė, kaip ir bingo, kaip ir ne bingo, ir aš pagalvojau, kad būtų visai faina ir nusistatyti darbus, kuriuos norėčiau pabaigti iki naujų metų. Bet užbėgant įvykiui už akių, aš to žaidimo netiek ilgai ir pažaidžiau, nes savaitę, 2 ir man tais nusibodo, ar kažkas buvo, bet žodžiu, nebaigiau aš to žaidimo žaisti. Pradėkim nuo pradžių. Aš visgi pabaigiau darbus, tai pabaigiau šitą laputę. Prieš filmuojant aš lyginau šitą darbą, bet galbūt padariau blogiau, negu iš tikrųjų buvo. Nes visgi čia yra siuvinėjama visa ta lapė rankų dažymo siūlais. Ir aš pagalvojau, kad jų skalbti negalima. Taip, nenorėjau rizikuoti, kad nenudažytų ir galvoju, čia Evas yra, tai Evas dažniausiai išlygina ir nešlapia jį. Bet kaip matosi, lankelio žymės dar yra. Tai reikės bandyti išskalbti ir tada lyginti. Jeigu liks, tai liks. Ne faktas, kad aš tą darbą įrėminsiu. Tai kaip atrodo. Bet šį, man atrodo, baigiau dar 24 gruodį. Tai norėjau kaip geriau išlyginti, parodyti po kiek laiko gražius darbus. Ir gavos kaip gavosi. Tai čia pirmas pabaigtukas. Antras pabaigtukas buvo štai toks vaiduoklis Haris Poteris. Haris Poteris vaiduoklis. Iš Grifų gūžtos. Tai štai kaip atrodo. Iš tikrųjų nežinau, ką aš darysiu su šiuo darbu. Siuvinėjau vien dėl to, kad Haris Poteris, aš esu Hario Poterio fanė. Iš tikrųjų norėjau siuvinėti ant 32 kaunto, bet man rodos, kad čia yra 28 ir jis man toks ganėtinai didokas gavosi. Tai keliaus į išsiuvinėtų darbų spintą ir galbūt kažkada sulauks savo apipavidalinimo. Tai šis darbas buvo pradėtas 24 rudenį, jei neklystu, bet ir 24 metais baigtas gruodį. Siūlai byra. Ir kitas mano pabaigtas darbas būtų štai šitas kalėdinis laikrodukas. Originalio turėtų būti siuvinėjama ant aidos, bet aš keičiau į liną. Rav spalvos, man atrodo. Arba natūralus linas. Iš tikrųjų, tiek seniai aš jį pradėjau, kad net nebepamenu. Man atrodo, čia buvo vienas iš mano pradėtukų, kur lapkričio mėnesį, man atrodo, aš kiekvieną dieną pradėdavau naują darbą. Gal klystu. Tai aš dar turiu tokį išsiuvinėjusi katinuką su knygom ir man rodos, jei neklystu, yra dar vienas iš šios serijos, tai kažkada reikės ir jį išsiuvinėti. Tai kaip atrodo, gražiai. Nieko nepasakys ir lengvai siuvinėjasi. Mano nemėgstamiausio bieso netiek daug ir buvo, todėl greitai viskas čia ir pasibaigė. Kaip greitai. Keli metai užtruko, bet kai siuvinėjau, tai ir greitai. Ir kitas toks yra pabaigtukas ir tuo pačiu nepabaigtukas.
bet jis dar ant lankelio. Tai va, štai šitas kalėdų senelis. Čia jau yra realiai, kaip ir viskas pabaigta, tik trūksta karoliukų ir tokių, kaip jie vadinasi, skambaliukų, varpelių, nežinau, kaip jie vadinasi, kaip jos pavadinti, užkrito. Ir kodėl jų čia nėra? Todėl, kad aš nerandu, kur esu pasidėjusi. Iš pat pradžių praeitais metais šį darbą siuviniau. Praeitais, aš jau 23 metais siuvinėjau šitą darbą ir galvojau, kad pabaigsiu. Bet tada pasirodo, neturėjau siūlo kreiniko. Vat čia barzdai yra. Kreinikas naudotas. Nu, vat, nenorėjau pirkti naujo to kreiniko. Ir galvoju, namuose turiu, tai kai grįšiu iš po remonto į namus, baigsiu. Galiausiai pasirodo, kad neturėjau aš to kreiniko, vis tiek reikėjo pirkti. Nu ir aš taip skubėjau baigti ir kai atėjo karoliukams eilė, aš apieškojau visą savo spintą, kur turėtų būti, neradau, nu ne visą spintą, ten, kur galėjau prieiti. Nu tai vat lauksim, kol aš atrasiu tuos karoliukus, jeigu jau neatrasiu, nu tai kažką bandysiu iš savų. Čia tų karoliukų nėra labai ir daug, čia vat raudoni, man rodos, yra. Čia turėtų būti biesas iš kreiniko, bet ir čia vat iš kreiniko turėtų būti, bet aš noriu jį daryti tik išskalbus, nes nu čia tokie ilgi gausis. Tai vat, ir kokią eglutę čia laiko. Nu ir kai pradėjau siuvinėti, iš tikrųjų pasirodo, aš buvau padarius klaidą. Tai šita spalva, kur yra visur, buvo išsiuvinėta negerai, nes pasirodo, čia reikėjo maišyti su kreiniku. Nu, aš nepasižiūrėjau, kad reikia maišyti. Ta prasme, rakte duotas yra DMC siūlas ir paskui tas DMC siūlas yra aprašomas, kaip jisai vadinasi, ir paskui tas. Nu, aš automatiškai nepaskaičiau, kas ten yra. Buvo prašyta, kad tas DMC siūlas, aš su to DMC siūlu ir siuvinėjau, o kad ten toliau dar žodžiais aprašomas yra, kad reikia su kreiniku siuvinėti, tai nebuvo. Tai va tokias senesnės schemas iš tikrųjų reikia skaityti atidžiai, nes vat galima taip per netyčia padaryti klaidų. Tai gražus toks kalėdų senukas, čia jau antras man iš tos serijos, nebeprisimenu, ar yra daugiau, bet jeigu yra, aš tikrai norėčiau siuvinėti. Tai va. Na ir viskas iš tokių jau pabaigtukų, tai pereisim prie procesų. Tų procesų realiai nebuvo daug ir beveik visi judinti sausio mėnesį. Nu ir vat, ne tik sausio mėnesį. Tai šitas zuikutis. Čia yra keletą kryželių padaryta ir vasario mėnesį, nu bet reikia parodyti, nes didžiausia dalis yra išsiuvinėta dar lapkričio mėnesį, man atrodo, tai vat zuikutis užbaigtas, padarytas jam biesas ir čia vat visas tas šonas. Ir liko eglė, tai realiai liko man apie 1500 kryžiukų, tai jeigu siuvinėsiu, tai vasario mėnesį galbūt ir bus pabaigtukas. Tikiuosi, kad bus. Kitas mano judintas darbas, su kuriuo aš vis dar nepasiduodu, tai yra šitas Anhor rinkiniai, šitos karvutės, vat kaip atrodys užbaigtos ir kiek aš turiu. Tai kodėl aš nepasiduodu? Jeigu žiūrėjau seniau video, tai minėjau, kad padariau klaidą. Ir ta klaida yra vat čia. Nu, vat galim pamatyti, dar ne viską esu išardžius, vat čia yra biesas vat padarytas ir kaip iš tikrųjų turėjo būti. Čia kaip aš išsiuvinėjau, o čia kaip turėjo būti. Tai aš čia išardžiau ir išsiuvinėjau per naują ir dabar vėl grįžtu prie į savaitę po 500 kryžiukų daryti ant šio darbo. Tai dar vasario mėnesį jo nejudinau, bet sausio mėnesį man pavyko po 500 kryžiukų padaryti savaitę, tai pajudėjo va čia visas užbaigtas yra tos eglės, čia namukai visi atsirado ir dar čia šoną. Ir perdėjau šį darbą iš nužgės lankelio į vat apvalų medinį lankelį ir iškart man daug geriau.
Nežinau, nebepatinka tie kvadratiniai man tie lankeliai. Prisipirkau jų daug, dabar man jie tik vietą užima ir aš nežinau, ką su jais daryti. Ar parduoti, ar laikyti, nes galbūt ateityje man vėl pradės jie patikti. Nu, tai tokia nežinomybė truputėlį. Nu, žinomas, tai snurgės kvadratinis lankelis, ten kur mažiukai yra, tai viskas tvarkoja, aš galiu ir dabar sunyti, bet tas 3 ir 4 numeris, tai man toks ant plauko. 4 tikrai, nieko aš ant jo nesivinėsiu, jaučiu net nebeturiu 4, bet 3 turiu ne vieną ir nežinau, ką daryti. Žinau. Tai va, šitas. Ką dar aš siuvinėjau? Tai turėjau ir naujų pradėtukų. Lapkričio mėnesį aš keliavau į Veneciją ir galvojau, kad tenais reikėtų kažką naujo pradėti. Tai pradėjau, ne kažką naujo pradėti, kad reikia kažką vežtis naujo siuvinėti. Ir neturėjau nedidelių darbų, tai pradėjau šitą Mill Hill rinkinuką. Ir pažiūrės, pati jau 3 mėnesius nemačiau, ką aš ten išsiuvinėjau. Beveik 3 mėnesius, 2. Tai vat, kiek pasiuvinėjau, labai daug. Raudona ant raudonos. Ir neturiu sagos. Siuvinėjau iš popieriaus. Arba. Tai čia tik tais Venecijoje, kai buvau keletą, tikėtina tik vieną vakarą pasiuvinėjau, nes labiau aš Venecijoje mezgiau negu siuvinėjau. Visgi, žinokite, megzti, mezgimas yra patogesnis dalykas kelionėse. Kitas mano naujas darbas, tai čia būtų naujametinis pradėtukas. Tai štai tokia schema. Turiu atspausdintą, nes siuvinėjau iš popieriaus. Ir vat mano procesas. Tai čia toks knygų skirtukas kaip ir gausis. Kaip ir siuvinėjasi viskas lengvai ir paprasta, bet aš pirkau šią schemą iš Etsy, lapkričio, man atrodo, mėnesį ir aš žinau, kad ta autorė turi sagą variantą, tai aš parašiau per Etsy. Atsakymų dar po šiai dienai nesulaukiau, taip pat parašiau Instagrame jai žinutę ir irgi atsakymų dar šiai dienai nesulaukiau. Nežinau, ar man beverta jai rašyti, ar neverta, bet man nepatinka taip rašyti žinutes vis ir laukti atsakymą. Tai man klientų aptarnavimas toks nelabai patinka. Ta prasme, tu parašyk bent jau žinutę, kad negali duoti, o dabar nieko. Ta prasme, jinai savo Etsy paskyros nežiūri, Instagramo netikrina, nors matau, kad kelia stories, kelia naujas schemas, bet žinučių neskaito. Klientų aptarnavimas tai man nepatiko. Net nežinau, Etsy galima įvertinti tą darbą, bet kaip ir schema viskas gerai yra. Bet aptarnavimas, ta prasme, atrašyk ką nors, aš suprantu, kad gal nenoriu duoti tos sagos variantus, bet parašytų, neturiu ar dar ką nors. Bet dabar toks nei 5, nei 10. Kitas mano judintas darbas, tai čia tikrai judintas buvo sausio mėnesį, nes užsirašiau į Dimensions salą. Oi, tai vat, pajudintas yra šitas darbas. Tam Dimensions salę reikia bent į mėnesį padaryti 500 kryžiukų. Tai aš vat sugalvojau, kad šitą darbą reikia pajudinti, tai realiai net, pradėta buvo ten, nežinau, kiek padaryti, 100 kryžiukų galbūt. Tai vat, pasiuvinėjau 500 kryžiukų ir vat, kaip atrodo. Ir siuvinėjau vat, būtent Dimensions vat tokį darbą. Yra gerai ant tos nurgės, nes beveik visas plotas gali būti siuvinėjimas, bet katino plaukai, kaip visada. Bet man vis tiek neįtempia. Nemoku aš įtempti šitą darbą. Taip, kol kas siuvinėjusi, man šitas darbas lengvai, bet jaučiu, kai ateisiu čia parodysiu. Prie bieso viso šito, prie viso šitų, tai man bus
man bus vargu. Va, toks darbelis judintas. Turiu pradėtą naują darbą. Čia gruodžio mėnesį pradėjau, išsiuvinėjau 60 kryžiukų, bet yra naujas pradėtukas. Kalėdinis žaisliukas. Vat kaip yra ir vat kiek turiu daug. 60 kryžiukų. 61 kryžiukas. Bet vis tiek pradėtukas. Na ir kitas darbas, nežinau kaip jį skaityti, pradėtukų vis dar procesu ar jau pabaigtukų. Gavau iš Ilonos štai šito Mill Hill likučius ir tą katinuką, katinukas, esu jau kaip ir išsiuvinėjusi. Ir, lyg jau ir pabaigtas darbas, trūksta tik apkirpimo ir galo uždengimo, nugarėlės uždengimo, bet galvoju, šitą minuliuką, kur čia yra, čia šitą minuliuką, jį man siuvinėti ar nesiuvinėti. Nes jeigu siuvinėti, tai dar čia kaip ir procesas, o jeigu nesiuvinėti, tai jau kaip ir pabaigtukas. Tai ką patartume daryti? Siuvinėti, nesiuvinėti? Nes ir šitaip gerai atrodo. Nes bet kokiu atveju aš šito, kas čia šikšnosparnis, neturėsiu. Ir iš likučių man visko užteko ir dar, man atrodo, liktų galbūt net trečiam tokiam katinukui. Tik neužteko juodų karuliukų, tai teko nusipirkti. Bet, žinoma, galima keisti kitus juodus. Bet tų juodų man neužteko veidukui visam ir čia truputį. Tai realiai, iš vieno Mill Hillo galima išsiuvinėti 2 darbus. Tikrai. Na ir paskutinis mano judintas darbas yra štais tokie gnomai. Šiuo metu siuvinėju štais šitą ir siuvinėjau aš šitą darbą tik tai sausio mėnesį ir per pietų pertraukas po 20 minučių. Tai kaip turiu, šiandien pamačiau vieną video, tai prieš 3 metus pasirodo jisai yra pradėtas ir 3 metus jisai nejudėjo. Kaip buvo, man atrodo, čia šita kojytė buvo ir čia truputėlį šita drabužėlių ir visa kita man pavyko išsiuvinėti sausio mėnesį per pietų pertraukas po 20 minučių. Tai truputį po truputį juda. Arba galbūt iki metų galo bus pabaigta. Nes čia nedaug yra kryžiukų. Tai visi mano darbai, kurie buvo judinti nuo praeito video. Ir, kadangi jau buvo nauji metai, tai dažniausiai dauguma daro planus kitiems sekantiems metams. Tai šiais metais ir aš pasidariau tokį mini planą, kurį norėčiau įgyvendinti. Bet tas mini yra, man atrodo, kad man neįgyvendinamas, o dar plus aš tikrai norėsiu naujų darbų pradėti. Bet aš neužsiminiau, kad dėl naujų darbų pradėjimo aš užsirašiau į tokį projektą, kad vieną darbą turi pabaigti, kad galėtum kitą pradėti. Ir pasidariau aš savo planą, ką norėčiau aš užbaigti šiais metais. Ir vienas darbas yra, kurį norėčiau pajudinti, nes užbaigti jo neįmanoma. Tikriausiai jau žinot, apie kokią šį darbą kalbu, nes čia vienas vienintelis darbas, kuris yra pas mane didelis, labai didelis. Ir ne vienas vakar radau savo 2 headus ir nežinau, ką su jais daryti. Vieną headą tai jau bent jau nuo jų snapo nuėmiau. Tai tikrai nemanau, kad judinsiu, o kito irgi nemanau, kad judinsiu, bet išmesti gaila, nukirpti medžiagą irgi gaila. Žodžiu. Siuvinėti nenoriu, bet atsikratytų darbų irgi nenoriu. Tai padėtis be išeities. Tai ką noriu šiais metais pabaigti, tai šitas zuikis tikėtina, kad bus pabaigtas. 65. Čia šitas irgi įmanoma pabaigti. Jeigu po 500 kryžiukų daryti, tai man rodos, porą mėnesių ir bus užbaigta. Tai Gdanską norėčiau pabaigti, 50 beveik procentų yra.
Šitą darbą norėčiau 10% bent jau pajudinti. Norisi užbaigti šitą raganaitę, tokį traukinuką, kur seniai matytas. Ir šitas, kuris irgi seniai siuvinėtas. Tai va, nežinau, kaip pavyks. Pakol kas iš šių darbų yra tik tais 2 procesuose, 2 juda. Tai va, su siuvinėtais darbais viskas. Na va, pereinam prie pirkinių ir dovanų. Tai nusipirkau štais tokią siuvinėjimo schemą. Nebuvau mačius, čia per netyčia atradau 1, 2, 3 stitch. Ir vat koks gražus kalėdų senelis. Ir iš tikrųjų čia jų yra, pasirodo, ne vienas. Nu, daugumos norėčiau, išskyrus šito man nereikia. Ir, šitas toks man. Visi tie tokie man labiau prie širdies. Tai va, gražuolis kalėdų senelis. Kitas gautas dovanų yra štai toks Wonderland Crafts medinukas. Ir nepaminėjau, kad aš gruodžio mėnesį siuvinėjau iš karoliukų tokius smuiko raktą iš Wonderland Crafts ir nebegaliu parodyti, nes čia buvo siuvinėta brolio smuiko mokytojai dovanų kalėdų proga. Tai čia pirmas mano darbas toks siuvinėtas kažkokiai mokytojai. Tai vat kitas mano pirkinys, tai iš rankdarbiai. Šitas Cottage Garden švyturys. Čia toks prie naujesnių yra. Tai vat gražuolis. Kitas mano pirkinys, tai štai tokia Dimensions kojinė. Atrodo nieko ypatingo, čia nėra toks, bet išsiuvinėtą pamačiau ir apipavadintą, taip gražiai atrodo. Ta prasme, šitas viršelis yra, galim sakyti, apie nieką. Reikia pamatyti išsiuvinėtą darbą, kad pamatytum šito darbo grožį. Tai kada nors galbūt pamatysit ir pas mane išsiuvinėtą tą darbą. Kitas gautas dovanų yra štai tokia kojinė kalėdinė, kalėdų senelio. Bando nutildyti elniuką, zuikučius ir dar kardinolai yra. Gautas dovanų nuo Ilonos. Štai šitas katinukas, jis jau yra toks senas. Niekada man jo kaip ir nenorėjau, bet paskutiniu metu labai gražiai atrodo išsiuvinėtas. Siuvinėjimas yra ant juodos medžiagos. Vat kokiais siūlais. Ir va tiek laukiau, kad jau vat ir naujas įpakavimas yra. Bet klasika, jau kiek metų dar neišimtas, gražus. Aš aišku planuoju čia knygų pavadinimus keisti į lietuviškus knygų pavadinimus, bet neįsivaizduoju kokias rašyti. Čia jaučiu dėsiu kokią Kotaro seriją. Nežinau, arba nieko nerašysiu, arba galvosiu, ką rašyti. Bet labai gražus, labai. Taip pat iš Ilonos gavau rinkinio likučius, tai štai tokio Milhilo. Tai čia nėra tik tai siūlų, yra vat karoliukai. Tai siūlų aš ir pati turiu, išsiuvinėsiu. Nors ten to katinuko, kur siuvinėjau, tai ir siūlus gavau, tai tų siūlų tikrai užteko. Kitas mano pirkinys, tai buvo tas pirkinys darytas 24 metų sausio mėnesį. Aš galvojau, kad aš ta nerinkinys čia yra schema. Buvo pirkta sausio mėnesį, galvojau, kad iki mano važiavimo į Ameriką aš gausiu ir galėsiu parsivežti, tačiau negavom ir tik tais, man rodos, spalį ar lapkričio pradžioj Ilona gavo.
O aš jau spėjau netgi pradėti šitą darbą. Tik tais, Lavender and Lace. Jau praeitam video rodžiau savo pradžią ir kad aš siuvinėsiu konvertaciją, tai originalas atrodo štai šitaip. Ir originalas gražus, bet ir tos konvertacijos gražios. Atrodo, imk ir visas siuvinėk. Ir tada išsiuvinėjus, išsirink, kad yra gražiausias. Nors visi gražus, visos gražios. Žodžiu. Žiauriai gražu. Ir taip pat iš 1, 2, 3 stitčių užsisakiau rankų dažymo siūlų kažkokiems darbams. Kokiems tikrai neprisimenu. Realiai reikia pasidaryti kažkokį sąrašą, kad kokius aš siūlus turiu. Bet dabar jokio skirtumo. Kitas mano pirkinys yra šitas Dimensions. Mažiukas. Ir čia pirkau iš siūlų Ritės. Ir gruodžio mėnesį aš buvau fiziniai siūlų Ritės parduotuviai ir norėjau kažką įsigyti. Tai radau šitą Dimensions gėlytę. Jaučiu, kaip ir visas gėlės keisiu medžiagą į liną arba Eva ir aš noriu ne baltos, noriu kažkokios tamsios spalvos. Nežinau, kaip gausis. Reikia pažiūrėti, gal ne vien tokia mintis, ne tik pas mane yra, bet ir pas kitas panelės siuvinėtojas buvo ir jau turi kažką išsiuvinėjus. Nenoriu pati rizikuoti, kaip gausis. Bet iki siuvinėjimo tai tikrai jaučiu, bus kažkas įsiuvinėję. Taip pat iš Ilonos dar gavau dovanų šitą Dimensions rinkinuką naujieną. Vėl dovanų parduotuvė. Viskas gražios ir čia yra, viskas matosi. Ir čia yra vienas iš naujesnių Dimensions. Ir man rodos jau net sagą turiu. Komplektacija. Gražu. Kitas gautas dovanų Dimensions yra štai šis toks kardinolas. Kaip nugarėlė atrodo, čia jis barška. Yra ir tas metalinis. Aš dabar prieš video galvoju, kaip čia nugarą reikia užbaigti. Kažką užsiūti. Bet jei neklystu, mano pirmasis toks baneris iš Dimensions. Iš vis toks. Gražu. Kitas gautas dovanų yra šitas Dimensions paukštukai su alyvom. Čia toks iš senesnių, man rodos. Agnė yra išsiuvinėjusi. Ir kita gautas dovanų yra Lanarte. Štai tokios hortenzijos. Ir atrodo, turėtų būti siuvinėjama ant juodos kanvos, ne? Ne. Ant baltos. Ir nežinau, ir aš esu gal biškį tinginė. Ir galvoju, nukeisiu tada šitamsią kokią juodą. Tai su ką man siuvinėti visą tą juodą, jeigu aš galiu pasimti juodą medžiagą. Čia aišku yra netiek ir daug tos juodos, bet įeina visokie šešėliai, dar kažkas. Kai ateis laikas siuvinėti, tada galvosiu, ką daryti, bet tikėtina keisiu juodą medžiagą. Ir dar pirkinukai dar gruodžio galo yra. Štai tokia naujiena iš Lukaso. Ir koks įpakavimas toks naujas. Ne naujas, čia labiausiai būdavo tiems dideliems Lukas toks įpakavimas, bet čia toks mažas ir toks gražus. Ir medžiaga blizgi yra įdėta. Aš galvoju pati keisti blizgę medžiagą. Bet aš nenoriu baltos. Jaučiu keisiu į kokią linos spalvą. Dabar man toks jausmas, kad pas mane yra toks laikotarpis, kai nesinori baltos medžiagos. Ir papildžiau atsargoms savo plastikiukus. Tai visos mano dovanos ir mano pirkiniai. Čia laikiau aš jas visus tos mėnesius padėto, reikia sudėti į kur priklauso, kad nesimėtytų. Ir
nežinau, kada dar kitą video filmuosiu, bet jau ten pirkinukų siuvinėjimo nepamatysit. Kodėl? Todėl, kad mes su Ilona, aš nusprendžiau, ne taip skamba. Aš pagalvojau, kad, aš turiu daug savo to skladuko ir bent jau pusę metų nieko nepirkti. Jokių schemų, jokių rinkinių, galiu pirkti siūlus, bet tik jeigu jie man pasibaigia arba aš pradedu darbą ir man jo trūksta. Tai yra negaliu rankų dažymo siūlų. Užsimaniau, kad man reikia pasipildyti tam darbui. Aš galiu jį pasipildyti tik tada, jeigu aš tą darbą pradedu siuvinėti ir man tuo momentu to siūlo reikia. Medžiagų pirkti negaliu. Aš turiu tų atsargų, tai tikrai manau užteks. Bet bus kaip visada, kai galvoju, kad turiu, bet iš tikrųjų neturiu. Bet tada reikia suktis iš padėties ir siuvinėti ant to, ką turiu. Taip noriu truputėlį ir pamažinti savo skladuką. Bet ir pristabdyti tuos savo pirkinius, nes tikrai jų yra daug ir man, nežinau, aš paskutiniu metu labai mažai siuvinėjau. Nebe taip siuvinėjau kaip seniau, gali būti dėl to, kad pas mane yra labai daug tų pradėtukų ir aš nežinau, už ko griebtis. Ir nors aš ir sakau, kad man užbaigti darbai nesukelia tiek daug džiaugsmo, kiek pats procesas, bet gal pasąmoniai visgi norisi turėti tą galutinį kažkokį rezultatą, nes atrodo siuvinėjai, o rezultato kaip ir jokio nėra, galutinio rezultato. Taip, tas darbas pajuda, padidėja, bet pabaigos atrodo nematyti. Čia tokie filosofiniai išvedžiojimai. Ir galvoju, pažiūrėsim, kaip sekasi tuos pusę metų, gal visiškai man labai gerai seksis ir po tų pusės metų aš dar pusę metų nepirksiu, tai stengiuosi nežiūrėti naujienų, nes, akis mato ir atrodo širdis noris, bet kai nematai, tai ir širdis neskauda. Ir Ilona su manim kartu irgi dalyvauja pusę metų nepirkimo, žiūrėsim, kaip mums seksis. Taip, aš dabar matau, kad Lukas naujienų išleidžia labai daug ir jie visi yra tokie dideli, gražūs, bet negaliu pirkti, tai labai gerai, tai apsistovės mano mintis, ar norėsiu, ar nenorėsiu, pažiūrėsim. Nes iš tikrųjų aš pati turiu tų Lukas didelių darbų ir matant mano tempus, kaip man sekasi siuvinėti tą žuvėdras, kodėl man jo žuvėdras žąsis, tai atrodo, man visam gyvenimui užtektų tokių 3 darbų kokių nors. Aš turiu daug ir man dar daugiau patinka, ką jie išleidžia. Bet viena laimė, kad kažkaip paskutiniu metu nėra labai jau tokių gražių naujienų. Taip yra iš primityvų gražių ir dabar žiūriu, ir šitą noriu, ir šito norėčiau. Bet pagyvensim. Pamatysim, ar po pusės metų aš dar norėsiu pratęsti, arba po pusės metų man pradėsiu vėl pirkti. Pirkti viską, ką norėjau per tos pusės metų, tai tada mano tikslas būtų sumažinti pirkimus, būtų nepasiektas, nes tiesiog po tų pusės metų aš pradėsiu pirkti daugiau negu reikia. Tai tiek apie siuvinėjimą, ir pereikim prie nėrimo. Parodysiu, ką aš nunėriau. Vieną darbą negaliu parodyti, nes aš jį padovanojau. Realiai visi darbai, kuriuos parodysiu, buvo nunerti per sausio mėnesį. Ir ganėtinai, nemažai palyginus, jeigu aš seniau parodydavau ten 1-2 darbus. Tai dabar yra daugiau darbų, bet jie yra nedideli. Tai pirmą, kurį nunėriau. Tai štai toks viščiukas. Mato siūlas užkištas. Štai toks viščiukas ir parodysiu kitą viščiuką. Toks pat viščiukas pagal tą patį aprašymą, bet iš skirtingų siūlų. Tik čia nedėjau jokių karoliukų dar. Manau, kad nereikia. Kaip skiriasi. Ir ką dar nunėriau. Tai labai patiko, įsigijau iš karto tą aprašymą ir iš karto nunėriau. Tai štai tokį meškutį. Čia su tokiu pakabučiu aš nešioju jį prie rankinuko prisikabinusi.
Ir tada pagalvojau, kad reikia pabandyti iš kitų siūlų numegzti. Tai va, čia iš Himalaya Delphin Baby. Kažkoks Dolce, man atrodo. Dolce Baby. Irgi su antro numerio vašeliu. Ir vat tas pats aprašymas. Ir vat kaip skiriasi. Nu, dydis ne toks kardinalus skirtumas kaip su šiais, kaip viščiukų, bet vis tiek yra. Yra skirtumas. Tai va tokie gražuoliai. Ir man tai čia yra daug per mėnesį nunerta. Aišku, jie yra tokie paprastučiai, lengvučiai. Ir kodėl man tiek daug nunerta? Nes visgi, kad ir kiek aš kalbėčiau, kad aš, taip, čia reikia pakalbėti per mano prizmę, kai yra stresinės situacijos, aš sakydavau, su stresu man padeda susivaldyti, ten siuvinėjimas ir panašiai. Bet pasirodo, ne. Nes aš jau, siuvinėjimas man jau gal toks yra automatinis, nieko nebereikia skaičiuoti, tiesiog siuvinėjai ir viskas. Ir tu esi su savo mintim ir vis apmastai, tai ir dar labiau susinervini. Jeigu, ta stresinė situacija, automatiškai kažkas yra galbūt negerai. Tai pasirodo, nėrimas ir mezgimas labiau padeda valdyti su stresu negu siuvinėjimas. Tai vat, tame ir yra, nes šitie darbai čia yra nunerta iki sausio 25 dienos šitas darbas. Ir vat šitie darbai yra nunerti nuo sausio 25 iki dabar. Tai čia realiai 2 savaičių skirtumas. Antra savaitė dabar eina ir aš per tas 2 savaitės 3 darbus nunėriau. Tai palyginti daug. Kai seniau būdavo į mėnesį vienas. Tai va, nėrimas baigtas ir pereinam prie mezgimo. Ir dabar mezgimas turiu netgi 3 pabaigtus darbus nuo paskutinio parodymo. Tai čia dar praeitais metais baigiau štai šitas kojines. Čia kojinės man yra iš apmezga rankų dažymo siūlų ir dar neplautos. Iš tikrųjų bijau plauti, nes lyg ir raudona spalva paleidžias. Tai. Išplauti reikės, bet taip nesinori sugadinti. Bet jie tokie minkštučiai, švelnučiai. Ir žiūrėsim. Realiai reikės. Ir va čia. Šiandien prieš video kaip ir baigtos, realiai baigtos seniau, bet prieš video užbaigtos, tai dar neplautos. Prieš video uždariau pirštus. Tai va, štai tokios kojinės. Tai čia siūlai yra opalas. Ir nežinau, dar nieko negaliu pasakyti, kaip jie nešiosis ir kaip jausis išsiplovus, bet man jie buvo yra tokie mezgime, tokie šiurkštoki ir sausi. Nežinau, visi siūlai sausi, bet negaliu kitaip įvardinti. Per daug sausi. Aišku, gal kai išsiplaus bus viskas kitaip. Arba čia yra dėl to, kad kai palyginti su šitais, tai čia yra minkšta, švelnu, o čia tokie kitokie. Tai gal dėl to. Bet man rodos, aš turiu dar tų palsiūlų. Tai dar megsiu. Ir čia visos mano kojinės ir pirmas darbas, kur bus ne kojinės pabaigtos, tai čia mano aukštasis pilotažas. Tai yra tokia Sofi skarelė. Skara. Čia, man kažkaip aukštasis pilotažas yra, nes aš tik kojinės megzti moku. Matot. 3 spalvos. Tai čia buvo megzta iš to, ką turiu. Tai yra, aš kažkada prieš, 21 metais gal prisipirkau Lana Gato Super Soft siūlų kažkokiems projektams. Po tiek laiko aš tikrai neprisimenu ir gal net nežinau, kur aš juos sunaudosiu. Tai vyksta tokie mezgimo brančai kiekvieną mėnesį ir aš nuo lapkričio mėnesio vėl pradėjau tenais lankytis. Ir ten, kai lankausi, tai toks įkvėpimas yra megzti.
Ir ten, man atrodo, jau kiekviena mezgėja, kuri ten lankus jau bent po vieną Sofį skarelę tokią turi nusimezgus. Aš mezgiausi didesnį variantą, kad galėčiau ant striukės nešioti. Nu, tai ir kaip čia buvo. Aš mezgiau, pradėjau su viena spalva. Aš galvoju, turiu 4 metkelius. Nu, spalvos tai matot visai panašios. Mezgu, vieną sunaudojau. Noriu prijungti kitą spalvą, žiūriu, pasimiau bet kokį matkelį, žiūriu, skiriasi spalva. Nu, galvoju, okei, radau dar antrą matkelį, numezgiau iki čia. Ir aš tikrai nenorėjau pirkti naujo siūlo, nes man idėja buvo, kad apmažinti tuos siūlus, kuriuos turiu. Nu tai, galvoju, pridėsiu antrą spalvą. Nu kas čia? Atspalviai panašus, ta prasme, kardinaliai nesiskiria. Irgi 2 metkeliai, mezgiau. Ir man kažkur ties šią vietą irgi neužteko siūlo. Tai aš nuėmiau akis. Galvoju, bus taip. Man atrodo, Ilona man minėjo, siūlė pakeisti 3 gal spalvą. Klausė, ar dėsiu 3 spalvą, sakiau, tikrai nedėsiu. Bet nuėjau į mezgimo branšą. Sausio 25 nusinešiau šito jau kaip ir užsidėjus ir, sako, parodžiau šalia sėdinčiams panėms, sako, tai galėjai 3 spalvą įdėti, tokį galiuką visiškai kitą spalvą, tai viskas gerai. Galvoju, okei, aš dar tokia, žinot, mezgėja nepatyrusi, tai aš tikrai nemokėčiau užsidėti vėl akis. Tai priėjo Greta, jinai turi mezgimo kanalą, YouTube'ai filmuoja. Ir beje, šitą darbą numezgiau, žiūrint būtent jos video, vlogmus. Ir jinai man nuėmė akis, ir aš grįžus namo, primezgiau. Tai čia buvo bendras darbas su kita mezgėja. Tai, žiauriai patiko, dabar dar nusipirkau siūlų mažesniam variantui, dar paskui atradau kitus siūlus kažkokius, kur turiu 2 matkelius, neaišku kažkokie, neaišku kam, čia iš vis buvo pirkti gal 16 metais ar 17, tik kai išmokau megzti, projekto ten iš vis jokio nėra, tai galvoju, mažesnį variantą su jais aš numegzti. Tai žodžiu, aš dabar visus siūlus, kuriuos turiu, darysiu ant šitokių skarelių. Megsiu dabar arba tik kojines, arba tik šitą. Juokauju. Žodžiu. Tai čia mano yra pakol kas aukštasis pilotažas ir pats didžiausias mezgimo darbas. Na ir dabar man kojinės labai lengvai einas, nes pradėjau žiūrėti serialą Svetimšalė. Ir žiūrint serialą mezgu, tai užbaigiau šias kojines ir galvoju, vyras vis nori. Pasako, tai tu čia ne man mezgi kojines, vien tik savo. Tai, galvoju, šiam buvau pradėjus megzti kojines. Parodysiu. Buvau numezgus iki tiek. Vieną kojinę, bet pradėjau, man atrodo, prieš 2 metus megzti. Ir per anksti uždariau. Ir buvo truputėlį per mažus. Taip, išardžiau ir, žinot, jau kai išardėjai, nebesinori megzti kažko naujo, to pačio. Tai aš pradėjau visai kitas kojines, šitas numečiau. Galvoju, vis tiek, jo koja didesnė, tai ilgiau mezgais, tai reikia pabaigti tą vieną ir megzti antrąją į porą ir, greičiau numegsiu. Tai aš užbaigiau tą vieną kojinę. Čia yra 80 akių uždėta ant 225. Čia gų virbalų. Ir dabar procesas yra štai toks. Bet mezgu, žinokite, su baime, kad jam bus truputėlį per mažas. Ir siūlo tai neužteks, net tikėtina, kad neužteks. Reiks pridėti kitą. Nes, čia yra Prolano kažkokie siūlai. Net nežinau kokie. Nebeturiu, kažkur pamečiau tą įpakavimą. Ir žodžiu, skiriasi, tas siūlas pradžia yra atskirta tokiu geltonu siūlu. Tai man šitai kojiniai baigęs ties to geltonų siūlų. Ir čia, matot, yra. Ir galvoju, gali būti, kad neužteks. Neužteks, pridėsiu kokį nors pirštams kitą siūlą. Vis tiek batuose nesimatys. Ir, mezgu ir man visgi atrodo, kad jos bus mažos per šitą vietą. Mano vyro koja tokia plati yra toj vietoj. Tai man atrodo, kad aš dedu su
akis su 225 virbalų ir dar 225 uždedu, nu, žinot, su dviem. Bet man atrodo, nu dabar, vat, man tik vakar atėjo į galvą, tie kojinių numezgaus, tik vakar atėjo į galvą, kadgi šitą, net neįsivaizduoju, kaip atnarėlė tikriausiai lietuviškai, gumelę, aš galiu megzti su didesniu virbalu. Tu prasme pasimti 2,5 ir po to čia megzti su 2,25. Nu, žodžiu, tai vis tiek šitos kojinės yra tokios man užteks, nu, vienas dalykas, ar užteks siūlo, bet čia ne didžiausia problema, yra didžiausia problema, ar užsimaus. Nu, užsimauti, bet man atrodo, kad vis tiek vyrui čia spaudžia, bet jis nenori man nieko sakyti, nes, nu, tiek darbo atlikta. Nu, aš bijau, kad nebūtų jam mažas. Ir aišku, aš neprisimenu, kiek čia dėjau, kiek eilių mezgiau, kiek čia, nu, reikia viską skaičiuoti. Bet nieko, kaip nors užbaigsiu. Na ir turiu aš mezgimui pirkinukų keletą. Mintyse turiu dar daugiau pirkinių, nes aš nusipirkau skarą mezgimo. Nes, nu, vat, prisižiūrėjau aš žiūriu Svetimšalio pirmą sezoną, nes aš ir knygą skaičiau, perskaičiau knygą ir tada filmą žiūriu. Ir ten tiek daug yra tų skarų, megztų, ten riešinių ir dabar aš taip irgi noriu. Tai, nežinau, nusipirkau skarą, reikia išsirinkti jai siūlus. Nežinau, ar man pavyks tą skarą numegzti, nes ten jau yra dar didesnis tas lygis, nes man atrodo, kad reikia nuo šito galiuko pradėti megzti ir kažkaip taip platinti. Nu, bet nusipirkau ir dar kitų aprašymų. Tai vat, tiem kitiem aprašymam Petit Knit, nes nepaminėjau, šita Sofi skarelė yra Petit Knit aprašymu. Tai aprašymas labai lengvas, kai parodo video, kaip daryti, tai nu, labai. Ir aš tokį krepšelį pamačiau. Ir nusipirkau rekomenduojamus siūlus, bet dabar šiandien susimaščiau, ar man tų siūlų užteks. Bet vat, tokie. Mohero, kitsilkas, moheras. Aš dar nesigaudavau tuose siūluose. Ir štai tokie. Ir juos reikės kartu sudėti ir numegzti krepšelį. Nu, aišku, aš nepasirinkau tą krepšelį megzti vien tik gerosiam akim arba blogosiam. Nu, ten yra. Nu, bet reikia mokintis. Vat, tame mezgimas dar ir labai ramina, nes nu, čia turėjo bandyti mokintis, kaip kokį nors raštą padaryti, kaip praplatinti. Nu, žodžiu, čia dar. Kadangi esu nauja, tai aš ne viską dar moku, viską reikia ieškoti informacijos, mokintis. Tai vat, šitais tokie. Tikiuosi to vieno užteks, nes tokios spalvos siūlo jau nebemačiau niekur pirkti. Gali šimtus iš prekybos, arba tiesiog lietuviškos parduotuvėse neturi. Na ir nusipirkau dar vienam projektui. Noriu tokią kosmetikinę megzti. Tiksliau, sujungti mezgimą su siuvinėjimu. Nežinau, kada man tas pavyks, nes aprašymą neturiu, tai čia aš, kuri tiek te moka megzti kojinės ir skarelę, bandysiu iš paveiksliuko megzti. Dar geriau. Tai nusipirkau štais nors siūlus. Nesvarbu, kad aš juos turėjau ir pardaviau, tai dabar reikia atsipirkti. Per tą laiką jie ir pabrango. Nu, bet nieko. Kaip nors. Nu, ir aš mėgstu išbandyti virbalus. Ir kadangi, jeigu važiuoju į kelionę, mediniai virbalai tikrai labai padeda. Ir aš jau kažkaip visus 2024 metus mezgiau su mediniais virbalais. Ir man kažkaip mediniai labai pradėjo patikti. Tai atsivežė siūlų dama naujus kažkokius virbaliukus. Tai 225 ir 2,5 nusipirkau ir jiems valą. Pasižiūrėsim, kaip bus. Ir dabar prisiminiau, kad nepasėmiau parodyti. Tai žodžiu, kai buvau Venecijoje, aš visada stengiuosi iš kelionės, kur keliauju, atrasti arba siuvinėjimo prekių parduotuvę, arba mezgimo. Siuvinėjimo tai tikrai nepavyko atrasti, bet mezgimo pavyko. Netgi tą pačią vakarą, kai atvažiavom, buvo 11 val. Jom tiesiog nakties pasivaikščiot. Ir aš norėjau į tą parduotuvę, buvau radusi adresą,
norėjau nueiti kitą dieną ir einant į centrą, nes jau buvo vis tiek prieš kalėdas, ten lakučio mėnesį eglutės, ėjom žiūrėti eglutės tokio miestelio, šalia Venecijos, ne Venecijos, bet šalia Venecijos, kur yra miestelis. Ir beinant radau siūlų parduotuvę. Nu, ir paskui, kai nuėjau kitą dieną, kai jau dirbo, ir nusipirkau štais tokius kojininius siūlus, blizgačius. Vat kaip blizga. Ir parsivežiau. Ir beje, nepaminėjau, bet šitos kojinės buvo pradėtos grinai kelionė į Veneciją. Nes visgi kelionėse geriau mezgėsi negu siuvinėja. Tai va, tiek pirkinių. Gal buvo ir daugiau pirkinių, nes aš gruodžio mėnesį važiavau būtent iš Šiaulius į Siūlų damą, į fizinę parduotuvę. Tai buvo, neseniai atsidarius, aš buvau Plungėj pas mamą ir galvoju tuo pačiu, pavažiuosiu su kalėdiniu traukiniu, prisiminsiu jausmą važiuojant su traukiniu. Ir užsukau ir į Siūlų rytą, į Siūlų damą. Tai ten, man atrodo, nusipirkau kašmyro kažkokį siūliuką, du siūliukus, būtent Sofijai skareliai mėgsti. Bet dar nepradėjau. Ir net, jau įsidėjau į savo siūlų dėžę kažkur, tai nebeparodysiu. Ir nežinau, aš jau keletą mėnesių turiu tokią mintį. Aš lankausi tuos mezgimo brančuose, žinokit, tiek įkvėpimo jie ten gauni, aš kaip introvertė, totali introvertė, man tenais nueiti mezgimo brančą, tai čia man yra perlipimas per save, nes ten yra labai daug žmonių. Daugumos aš nepažįstu, pažįstu tik tais Gretą, turi mezgimo kanalą, pažįstu dar vieną merginą ir viskas. Žiauriai sunku perlipti, bet aš perlipu, nes visgi ten patirta emocija, bendrystės jausmas yra vertas to perlipimo per savo introvertą. Tai taip norėtųsi ir su siuvinėtojom kažkada susitikti, pasiuvinėti, nebūtina, kad būtų daug, bent jau keletą prie kaviniai, su kavos podeliu ir pasiuvinėti, pasidalinti žiniom, pasidalinti idėjom, pasidalinti norais, pasidalinti, ką siuvinėjom ir panašiai. Tai jeigu būtų norinčių merginų susitikti, pasiuvinėti, tai parašykit, gal kažką pavyks suorganizuoti, nes taip norėtųsi, kad ir su siuvinėtumėm pabendrauti. Seniau būdavo tie bendravimai, bet kažkaip jie nutrūko, aišku, visas tas covidas ir panašiai, bet ir prieš tą covidą nebuvo Vilniui kažkokių susitikimų. Tai jeigu būtų kažkas norinčių susitikti, atsigerti kavos ir pasiuvinėti, tai parašykit, gal kažką pavyks suorganizuoti. Ir viskas, ką čia norėjau jums parodyti, tokį savo miksą rankdarbių. Nežinau, kada man pavyks vėl nufilmuoti. Tiksliau, ne kada pavyks. Pavyktų taip visada, bet reikia noro turėti ir prisiruošti. Ir ypač jeigu kuo ilgiau tu nefilmuoji, tuo sunkiau vyro prisiversti, nes kol susirinki visus darbus, kol kažką papasakoji, savi niuansai. Bet čia susirinkom nepasiskūsti, pasidžiaugti savo pasiekimais, savo darbeliais. Tai taip, tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu kils kokių minčių ir komentarų, prašau, parašykit, aš tikrai laukiu atgalinio ryšio. Ne visada aš atsakau į komentarus, prisipažinsiu, mano klaida, bet stengiuosi. Tai gerų jums kryželių, jeigu mezgate gerų akių, ir tada susitiksime kitame video. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Ate.